Čia buvo rasta moterų kaulų. Matau, kad irgi reiks biškį palipti aukštyn. Labai įdomu atrasti tokias vietas. Gražus vaizdai atsiveria ir pats urvas įdomus. Sveiki sugrįžę kanalas Skanios kelionės. Šiandien sveikinuosi aš Virginija. Šiandien eisim prie banių šiltų išsimaudyti. Kemperį paliekame Alhama de Granada kemperių aikštelėje. Pakeliui aplankysim urvą, laukia nuostabus nuotykis. Tai paliekam po truputį Alhama de Granada miestelį. Štai prasideda ženklai su gyvūnų perėjom. Na ir baigėsi civilizacija ir prasideda tikriausia vėl laukinė gamta. Palikom kelią, išsirovėm visiškai tokią bekelę tarp alyvuogynų. Ieškam dar vieno urvo. Tai toks urvas vadinamas moters urvu, nes čia buvo rasta moterų kaulų. Ir nei vieno vyro kaulo. Nu, čia priėjom kažkokį urvą, bet dar panašu, kad ne šitas, labai jau mažas. Gal dar biškį toliau, pažiūrėk, mes čia, o rodo žemėlapis dar biškį toliau eiti. Bandom eiti, bet čia jau toks vat kelias prasideda stačiu šlaitu. Nu, einam, ieškosim. Tai visgi ne, ten buvo mažasis urvas, o čia va jau priešais yra tas didysis urvas. O čia matau, kad irgi reiks biškį palipti aukštyn. Na, bet nieko, mes jau turim tą vadinamą kalnų ožių instinktą, tai galėsim drąsiai palipėti. Na, čia jau nekaba kapsintis stalaktitai, bet šio urvo ypatybė yra ta, kad jis turi tokią angą, per kurią matosi dangus. Gelsvas smėlis, šiek tiek kaip Kapadokijos tose visose smėlynuose. Šie metai kažkaip tokie gavosi. Pirmais metais daugiau lankėm tokius visus bendrus lankytinus objektus, paskui kažkada dalyvavom įvairiuose festivaliuose, važinėjom po daug pajūrio, miestelių, o šiemet kažkaip viskas sukasi apie urvus ir tokias vietas, kur tikrai net ir patys ispanai net nežino, kad pas juos čia yra. Labai įdomu atrasti tokias vietas. Gražus vaizdai atsiveria ir pats urvas įdomus. Dar netgi tokia yra teorija, kad realiai čia tokiuose urvuose kažkada galėjo gyventi ir žmonės. Na ir kogi čia negyventi, iš tikrųjų vos už 200 metrų šiltos versmės. Šalia dirbami laukai, žemynė iškrenta daugiau kritulių, gali čia kažką augintis. Va, prie pat urvo auga ir migdolų medis. Dar likę kažkiek vaisių, bet jau aišku, jie jau praeitą sezoną. Tokių nebevalgysim, bet va, jau atsiranda ir nauji migdolų žiedai. Na, o dabar geriausia vėl žygio dalis. Atėjom vėl prie banjų, dar šiek tiek pamirkti prieš paliekant Alhama de Granada. Nuostabios šitas šiltos versmės, iš tikrųjų labai unikalus dalykas ir smagu, kad jos yra nemokamos visiškai. Gali atvykti, išsimaudyti va tokioj puikioj vietoj, gamtoje, su natūraliu vandeniu. Dienos metu šiek tiek daugiau žmonių, na, bet nieko, artėja pietų metas, ispanai varys pietauti ir basenėliai turėtų atlaisvėti. Kaip gera tokiam šiltam vandenį išmirkti. Super. Išlipus iš tokio karšto vandens, tai laukia labai šalta, kaip iš kokios pirties. Labai faina iš tikrųjų pamirti tokiam vandenį. Į banės ėjom per kalno vieną pusę, aplankėm urvą, dabar einam per kalno kitą pusę. Čia štai tokios atitrūkusios uolos, kai kurios uolos dalis originaliai paliktos, nenugriautos ir būtent per tos tarpus padarytas kelias čia pravažiuoti arba praeiti žmonėms. Paliekant šią kalnų ir uolų zoną, man už nugaros jau matosi labai gražiai su savo senamiesčio bokštais Alhama de Granada pats miestelis. Na va, pačiu laiku grįžom, laukia apsiniaukę, jau pirmieji lašeliai kapsi ir panašu, kad čia tuoj bus daug lietaus. Senokai lyja, tai čia ant kalnų gali išsilyti ir labai smarkiai.
važiuojame A402 keliu šį kartą tarp Alhama de Granada ir Vientas de Zafaraja, nes čia yra toks kelias šiek tiek mažiau rekomenduojamas Google Maps'u, bet jame yra labai daug miradorų ir labai gražių vietų sustoti. Na ir pats kelias tiesiog mažiau apkrautas, mažiau eismo. Besileidžiant nuo kalnų dar stabtelėjom vienoje vietoje prisileisti gėlo vandens, gero iš kalnų, švaraus, tai tiek bus gerimui, tiek papildysim šiek tiek ir kemperio gėlo vandens baką. Geras vanduo. Kad vanduo geras, štai prie vandens yra net ir šventųjų paveikslėlis, o čia taip pat... O, blema. Kaip išgąsdina šuo. Pažymėta, kad agua potable, tai reiškia, vanduo tikrai yra geriamas ir patikrintas. Pakeliui link pakrantės stabtelėjom į dar vieną vietelę su puikiu vaizdu į tolumoje likusius kalnus, apačioje esantį ežerą, trumpam poilsiui. Išgerti arbatos, pasėdėti šiek tiek, pailsėti nuo vairavimo. Pavažiavus į apačią taip pat džiugina ir daug šiltesnis oras. Jeigu Alhama de Granada buvo vos 11 šilumos išvykus, čia turim dabar jau 17. O kadangi šeštadienis, užsukome dar ir į prekybos centrą, šiek tiek pasižvalgyti, gal kažką nusipirkti, pavalgyti, bet jūs neįsivaizduojat, kiek mašinų, net nerandam vietos, kur pasistatyti, kamštis visur, tai tiesiog visi išprotėjo dėl šeštadienio apsipirkimo. Kaip manai, rasim vietą? Neįsivaizduoju, jaučiu, kad nelabai, nes mums reikalingos yra net 2 vietos dėl kemperio ilgio. Priparkavom pagaliau savo Etrusko Citroeną prie kaimynų Benimaro Fiato ir keliaujam į Ingenio prekybos centrą. Pasiūtęs šuo saugo kemperį, tai bus viskas labai gerai. Nu ką, tai truputėlį pasivaikščiam po prekybos centrą, žmonių daug, viduj filmuoti negalima, bet galiu pasakyti, kad dabar yra tas visas nuolaidų mėnuo, čia nežinau, iki pat pavasario vyks daug nuolaidų, tai tikrai hebrytė čia apsipirkti dabar yra taip pigu. Drabužiai, kurie kainavo po 12 ten maikutės eurų, dabar po 3 eurus, džinsai nauji po 6 eurus, kurie kainavė ten irgi po 20 ir daugiau eurų. Na, net be akcijų čia viskas pigu Ispanijoje, bet kai dabar yra šitas išpardavimų mėnesiai, tai apsipirkti labai pigu. Labas rytas, bičiuliai, na ką, tai vakar vėlai vakare grįžom į pajūrį, čia visą laiką yra smagu sugrįžti, geras oras, naktį taip pat buvo šilta, vakare nereikėjo nei šildytis, nieko, nu ir aišku grįžus į pajūrį, vėl mūsų laukia staigmena, vos įvažiavusi Benalmadiną, pastebėjom uždarytas gatves, skamba būgnai, išeinam pasivaikščiot, o ten vyksta tai tokios procesijos. Rūksta smilkalai, neša žmonės kryžių, kažkokie policininkai persirengia, na žodžiu, kažkokia didžiulė vėl procesija, iš tikrųjų ieškojau informacijos, nelabai kažką radau, na bet čia kažkas susijęs su religinėmis jų šventėmis. Esam grįžę į savo aikštelę, kur stovi ir visas mūsų autoparkas, tai yra kemperiai, kuriuos nuomojame čia žmonėms atvykusiems į Ispaniją. Ir čia po dešinę štai stovi Sun Livingas, Adrijos gaminys, didžiulis 7-vietis kemperis, kur gali važiuoti ir miegoti net 7 žmonės. Čia šiek tiek toliau priekyje stovi romantiškoms savaitgalio išvykoms pritaikytas porelėms Ford Innovanas. Tai kemperis, kur yra 2 miegamosios vietos su lova gale, skirtas žmonėms, kas nori daugiau pabūti lauke arba tiesiog aktyviai keliauti, nes kemperis nėra didelis, va 6 metrų ilgio, siauresnis negu standartiniai kemperiai, tai su juo yra labai fainai trumpos išvykos arba kelionės, kuomet labai daug judi. Ir taip pat čia dar turim vieną Etrusko kemperį, tokį pat, su kuriuo ir mes keliavom. Čia yra dar vienas Etrusko kemperis, šiek tiek kitas modelis. Ir štai čia stovi mūsų mylimiausias būsas, mūsų Renault Masteris. Atsidarėm duris, saulės panelės, čia sudėtos jau kraunasi mūsų visa įranga. Saugu, beje, labai faina čia aikštelė, tokia kaip kempingas. Na, o šiandien su šiuo kelioniniu kemperiu važiuosim į skalbyklas, plovyklas, nes reikia išsiskalbti skalbinius, reikia išmaudyti šunį, taip pat reikia švariai išplauti šį kemperį, nes ant kemperio po kelionės liko daug dulkių ir visokių kitų kelio nešvarumų. Atvažiavom štai tokią vietą, yra skalbyklė, yra vietos prisiparkuoti net ir didelį kemperį
ten man už nugaros yra automobilių, siurbimas, valymasis, o čia yra automobilių plovyklos. Tai pradedam dabar viską nuo pradžios. Pirmiausia, reikia išsiskalbti savo skalbinius po kelionių. Pagrindinis pliusas šios vietos, kad yra labai geros, kokybiškos mielės skalbyklos. Tai visą laiką įdeda labai gerą kiekį visų detergentų ir visko, ko reikia. Ir labai didžiulis pliusas, kad galima atvažiuoti ir pasilikti čia pat automobilį. Nereikia tada niekur su skalbinių, tašiam, žygiuoti, keliauti po miestelį. Vienos didelės skalbyklės kaina yra 7 eurai, žinoma, su kortele yra nuolaida, tai ją galima įsigyti ir tada skalbtis labai patogu. O skalbyklės yra tikrai geros, nes skalbia net 48 minutės, kai kitose būna tik pusvalandis arba ten 28 minutės. O kol skalbėsi rūbai, aš per tą laiką nuplausiu mūsų kemperį. Praėjau visas procedūras, netgi džiovinimas su vėjeliu. Na, kemperis dabar daug švaresnis, bet čia dar ne viskas, dar laukia keletas darbelių prie jo. Nuplauti automobilį toks gan beprasmis, bet visai smagus užsiėmimas. Dar smagiau, kad pilnas plovimas su džiovinimu kainavo vos 5 eurai. Įprastai Ispanijoje galima nusiplauti automobilį netgi už 3 eurus. Ir ne šiaip kažkokį automobilį, o tokį didelį 7,5 metro ilgumo kemperį. Tai rūbai, patalinės, viskas išskalbta, pilna bagažinė, švarių skalbinių. Dabar laukia mūsų nauja patirtis. Varysim maudyti šunį. Štai, Bela jau šunų plovykloj. Virginija ruošia ir kuruoja visą šį procesą. Šiuose plovyklose yra itin patogu prausti savo keturkojį. 4 minutės, 2 eurai, yra įtrauktas šampūnas ir visos kitos paslaugos, taip pat yra ir fenas nudžiovinti šunio kailiui. Bela. Kaip matėm ir mūsų laikiną keturkojį. Bus dabar vėl balta. O čia kaip gerai va čia tą vietą, kaip gerai tokia šiluma. Ja, čia pučiai iš skalbyklės 100 varą. Na ką, dauguma reikalų sutvarkyta, bet kaip ir sakiau, kemperio valymas dar ne. Taigi po pasivažinėjimo arba kartais ir po kliento grįžinimo mėgstu kemperį pavalyti ir šiek tiek papoliruoti. Būtent poliravimui naudoju tokią va štai pastą, tiesiog baltos spalvos su labai lengvu kiekiu ir porą poliravimo šluožių. Tai su jomis nupoliruoju, pavyzdžiui, kažkokią vieną detalę, kuri man matosi, kad yra daugiau pabraižyta, kažkur kur prie raktelių, kur keičiasi, pavyzdžiui, durelių atrakinimas. Gan dėkingas oras, nes apsiniaukia, nėra tiesioginės saulės, tada galima poliruoti. O po praėjusio plovimo naudojau štai tokią nano dengą, su ją buvo padengtas priekinis variklio dangtis ir dėl to dabar šį kartą plaunant neliko nei vienos musytės ar kažkokio tai išsitaškymo, labai lengvai viskas tiesiog nusiplovė. Taigi čia buvo paskutinė mūsų kelionės po Ispaniją dalis su nauju kemperiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir keliavot kartu. Jei patiko, būtinai užmeskit akį ir į kitus mano video. Čia rasite ir kelionių po Afriką, Portugaliją bei kitas Europos vietas. O mes judame toliau, susitiksime kitose vloguose.